Panagrinėsime, kaip skaičiuojama funkcijos riba. Tam išspręsime du nesudėtingus uždavinius. Pirmas uždavinys. Riba skaitiklyje x kvadratu minus 4, vardiklyje x minus 2, kai x artėja į 2. Prisiminkime vieną iš ribų skaičiavimo taisyklių, kuri sako, kad funkcijos f nuo x ir g nuo x santykio riba yra lygi, kai x artėja į tašką A. Jie lygi ribų santykiui. Riba x artėja į tašką A, f nuo x, riba, kai x artėja į A, g nuo x. Riba g nuo x, kai x artėja į A, nelygi nuliui. Pasinaudokime šią taisyklę. Tai yra lygu skaitiklyje riba, kai x artėja į 2, funkcijos x kvadratu minus 4, vardiklyje riba, kai x artėja į 2, funkcijos x minus 2. Įstatykime ribinę x reikšmę, x lygu 2. Turėsime 2 kvadratu minus 4 padalinta iš 2 minus 2. Tai mums duoda išraišką 0 padalinta iš 0. Turime neapibrėžtumą. Vadinasi, taip skaičiuoti negalime. Skaičiuosime šiek tiek kitaip. Perrašykime sąlygą. O dabar skaitiklyje esančią funkciją x kvadratu minus 4 įskleisime dauginamaisiais. Turėsime x minus 2 padauginta iš x plus 2. Vardiklį perrašome ir supaprastiname. Turėsime riba išraiškos x plus 2, kai x artėja į 2. Įrašykime ribinę x lygu 2 reikšmę ir turėsime 2 plus 2 lygu 4. Atsakymas. Funkcijos riba yra 4. Įspręskime dar vieną pavyzdį. Riba santykyje x minus 1 šaknis iš ir minus 2 padalinta iš x minus 5, kai x artėja į 5. Pasinaudokime santykio ribos apibrėžimą ir skaičiuokime. Skaitiklyje riba, kai x artėja į 5, funkcijos x minus 1 minus 2, vardiklyje, kai x artėja į 5, x minus 5. Įstatykime ribinę x reikšmę 5. Turime išraišką, kurią suskaičiavę gauname, kad tai yra 0 padalinta iš 0. Vėlgi taip skaičiuoti negalime. Dabar dar kartą prisiminkime kvadratų skirtumo formulę. A kvadratu minus b kvadratu lygu a minus b padauginta iš a plus b. A pažymėkime šaknis iš x minus vieneto, b pažymėkime 2 ir taikykime dešiniai pateiktą formulę. Pirmiausia, perrašykime dar kartą duotą sąlygą. Ir laikydami, kad skaitiklyje turime išraišką a minus b, ją daugykime iš jungtinės a plus b. Tai yra, mes turime x šaknis iš x minus 1 minus 2 padalinta iš x minus 5 daugykime iš išraiškos a plus b. Tai yra šaknis iš x minus 1 plus 2
padalinkime iš tos pačios išraiškos. Šis santykis duoda vienetą. Tai yra riba, kai x artėja į 5 ir pasinaudoja a kvadratu minus b kvadratu formulę. Turime, kad tai yra x minus vienetas kvadratu minus 2 kvadratu. Tai yra lygu riba, kai x artėja į 5, pakėlę kvadratu gauname skaitiklyje, pakėlę kvadratu gauname x minus vienetą minus 4. Vardiklį perrašom. Tai yra lygu riba, kai x artėja į 5, skaitiklyje turime x minus 5, x minus 5, vardiklyje x minus 5 dauginta iš kvadratinės šaknies x minus vienetas plus 2. Suprastiname ir turime riba, kai x artėja į 5, skaitiklyje vienetas, vardiklyje kvadratinės šaknės iš x minus vieneto plus 2. Įstatome ribinę x reikšmę lygų 5 ir turime kvadratinės šaknis 5 minus vienetas plus 2. Tai yra lygu 1/4. Užrašykime atsakymą. Uždavinys išspręstas.